Sveiki gerbimieji, šiandien negalėjau neišeiti į eterį. Tai žodžiu gavau tokį pranešimą, kad žodžiu teroristinės valdžios nori vėl paskelbti pandemiją, bet su kuria kėsinsis nebe į mus, o į mūsų vaikus, mūsų anūkus. Taigi kreipiuosi į visus tuos žmonės, kurie esat subrendę ir suprantat viso šito grėsmę. Aš nesikreipiu į tuos, kurie ten yra jaunimas, jiems viskas dar nesvarbu, jiems atrodo viskas juokais. Aš kreipiuosi į tuos žmonės, kurie jau suprantate. Prašau, būtinai pasidalinkite šio video ir atminkite. Aš neprovokuoju jokių nesantaikų, aš tik noriu apsaugoti mūsų žmoniją, Lietuvos liaudės žmoniją. Todėl aš dėsiu visas pastangas, kad to neįvyktų. Todėl noriu pasakyti, kaip reikia nuo to apsisaugoti. Aš neprovokuoju, nedarau jokių agitacijų, aš tik pasakau gynybos būdus. Jeigu pas jūs prievarta ateis skiepyti vaikų, nesvarbu, tai policijos pareigūnas ar karininkas, jūs turite pilną teisę. Kas papuola po ranka griebti ir gintis taip, kad jie kristų vienas po kito kaip lapai, kurie spės pabėgti, spės. Galit nepergyventi. Jeigu netyčiai nužudysit, galit neperginti. Tai savigina. Ir Lietuvos valstybės prezidentas, tai yra aš, šiai dienai esu aš, Lietuvos valstybės prezidentas. Mes tai padarysim, jumis išteisins ir apginsime. Mes, kaip minėjau, pareinam pavasarį. Pareinam į Lietuvą, todėl šiuo metu labai smarkiai renkame apsaugos darbuotojus, kad įvesti tvarką Lietuvoje. Tai žodžiu, stebėkite mus, junkitės prie apsaugos darbuotojų, atlyginimus mes duodam gerus. Ten buvo tokių spangulių, kurie rašė, kad Hamburge uždirba 5000, bet jie nežino, kaip jie ten ką dirba. Todėl 2000 į rankas čia yra labai didelis atlyginimas kaip Lietuvoje. Ir čia yra tik pradžia. Paskui gausit dar didesnius atlyginimus. Todėl mes pradžiai negalim smarkiai išsitaškyti, nes kol sutvarkysim visą tvarką, išeis ir taip labai daug pinigų. Mes nesiruošiam nuversti valdžios, Lietuvos valdžios, kuri parsidavusi yra. Mes turim įrodymus, kad jinai yra įkurta neteisėtai. Mes galėtume kreiptis į teismą, bet mes nesikreipsim į teismą. Mes sukursim savo tribunolą ir tada bus visi teisimi Lietuvos tribunolo. Todėl nesinervinkit žmonės, mes ateisim, jūs norit to ar nenorit. NATO išginsim, Lietuvos padangė saugos. Prašysim, kad Rusijos kariuomenė saugotų. Mes nebūsim rusai, mes netapsim vėl Rusija. Mes būsim laisva Lietuva. Mūsų valdžios atstovai šiai dienai nori, kad rusai užpultų mus. Todėl aš noriu pasakyti, jeigu toks žioplys prezidentas nesugeba susitarti su kaimininėm šalim ir verčia mus eiti kariauti, tai kam toks prezidentas Valkata reikalingas? Jis gali tik tai šėką kabinti tvarte. Tai žodžiu noriu pasakyti tai. Jeigu nesugeba politikai susitvarkyti politiškai, kam jie iš viso reikalingi, kam jie lenda į eterį? Jeigu prezidentas yra toks parsidavėlis kaip tas ukrainiečių, kuris savo žmonės pakišo, į mėsą atiduoda ir laksto po pasaulio šalis, verkdamas duokit man ginklų, pinigų, tai tas yra ne prezidentas, tas yra škurlis. Prezidentas turi būti tas, kuris gali už savo tautą pastovėti. Todėl susimastykite žmonės, kuris yra vertas prezidento vardo. Ar škuduras kažkoks tai bestuburis, ar tikrai, kurie sugeba pastovėti už žmonės verti.
Šitas yra rimtas pasakymas. Todėl noriu visus protingus žmonės, atkreipkite dėmesį. Neikite kariauti, jeigu rusai ir užpultų. Tai gali būti lapkričio mėnesį. Mes bandom derinti, kad to neįvyktų, bet Respublikos parsidavėliai teroristai bando antrai padaryti. Todėl nežinau, kaip čia bus. Bandysim išsaugoti, bet jeigu nepavyks, jūs neikit kariauti. Jūs pasakykit, kad mes esam laisvos Lietuvos piliečiai ir mes sutariam su rusais. Ir viskas. Mes visą laiką informuosim, ką reikia, kaip daryti. Todėl dar sykį noriu įspėti, kad saugokim savo vaikus, savo anūkus, savo atžalas. Jeigu mes neišsaugosim, niekas to daugiau negali padaryti, nes Respublikos parsidavėliai to tik ir siekia. Tai va, ką norėjau šiandien pasakyti. Nereikia nusiminti, reikia gerai maitintis ir sveikai gerai maitintis. Ir mes, kaip sakoma, gėris vis tiek išaiškės ir mes tikrai laimėsim. O mes nuo kovo mėnesio, nežinau tikslios dienos, bet jau pradėsim pareidinėti į Lietuvą pilnu etatu. Ir pradėsim įvedinėti žmonišką tvarką. Mums nebevadovaus kažkokie tai iškrypėliai, teroristai. Todėl žmonės, dar sykį prašau supratingumo, informuokite apie šią žinią visus, o mes jau rugsėjo 7 dieną paskelbsime savo tolesnius planus. Aš kaip ir sakiau, mes neateinam nuversti valdžios, kuri yra neteisėta, tarp kitko, neteisėta yra. Bet mes ateinam, kad pasidaryti savo šalį, kokios mes siekime prieš 33 metus. Todėl mes tai pasidarysime. Ir todėl prašau visų supratingų žmonių eiti su mumis. Ačiū už dėmesį, iki malonių susitikimų.